Visokių čia turim naujienų šiandien, visokių parodysim įdomybių. Senai laukiau. Senai norėjau kažko panašaus. Vis vargdavau čia su tais powerbankais. Dabar jau nebereikės. Dabar vargsiu su šituo. Tvarkoj, tai čia yra 1800 vatų. Elite 100 modelis. Toksai vidutinis. Yra ir silpnesnių, bet yra ir galingesnių. Pas mane toks vidutinis modelis. Manau, kad man svarbiausia yra 2 parom. Max 3 paras gal būsiu kažkada gamtoj. Bet kadangi pas mane dabar yra visokių pilna kamerų, mikrofonų ir dronų ir viso kito, daug elektronikos, aišku, lempos ir telefonai, tai šitas bus labai man į temą. Kur dar jį galima panaudoti, tai namie, gal elektra dings kažkam, visokie čia tokie neramumai, tai vienoj šaly, tai kitoj, tai tokį turėti irgi neprošal. Aišku, kas mėgstat keliaut, važiuoti su mašina kažkur, tai į gamtą, nakvot, žvejot, daug kur jau tik sugalvosit, ar elektrai dingus namuose turėti, bet toks power stationas, įkrovimo ta stotelė, tai rimtas daiktas neprapuls. Sveria apie 11,5 kg, gan nedidelis, toksai visai fainiai į mašiną cikti, bagažinę įsimetu ir į žvejybą. Tai šį sezoną testuosiu. Ir jum pasakysiu kas kaip. Ir šiandien irgi bandysiu ir laivuką pasikrauti. Bandysim pasikrauti ir kameras. Turiu ir sumuštinių kepyklę dar. Tai pasižiūrėsim, kaip jinai čia dirba. Net nežinau, kiek prikrauta yra. Rodo 30%, kad yra pakrauta. Aš jos net neėmiau iš dėžės, kad būtų natūrali reakcija. Gražiai atrodo, kokybiškai, plastikai faini. Viskas tvarkingai. Prie jos papildomai galima įsigyti ir saulės panelės. Aišku, dabar saulės nėra, tai nepasikrausi, bet kai yra saulė, tai išsivinioju saulės panelės, išmetus ar kažkur ant palapinės, ar tiesiog ant pievos, tai kuo puikiausiai galit pasikrauti. Tiesa, dar ir laptopą turiu pasiėmęs, reiks pasidarbuoti šiek tiek, tai pažiūrėsim, kaip ir įlaiko. Aišku, 3% netiek ir daug, bet manau, kad užteks ir tiek. Šitas aparatas drąsiai gali maitinti beveik 90% įvairiausių buities prietaisų, kurie yra iki 1800 vatų. Ilgaamžė baterija, veikia iki 10 metų ir galima įkrauti 4000 kartų, tai 4000 įkrovimo ciklų. O šiaip įkišus į rozetę, tai pasikrauna iki 80% per 5 minutės, tai gan greitai turėtų pasikrauti. Tai čia turim 2 AC vadinamus lizdus, paprastas rozetės. Turim USB Type-C 2 jungtis. Čia turim paprastas USB jungtis. Čia yra automobilinis šitas. Tai yra iš vis 9 pajungimai. 2 rozetės USB-A, USB-C greitam įkrovimui iki 100 kW. Automobilinis lizdas ir DC lizdai kitiem įrenginiam. Tai pirmas įspūdis liuks. Dabar eisim, bandysim, testuosim, žiūrėsim kaip laiko, kaip krauna ir kaip čia jam seka su mumis žvejybai. O taip pat šitam ir kitiem Blueti produktam su kodu KD05 gausite nuolaidą. Visi linkai į Blueti produktus yra video aprašyme. Kaip tik yra ir Blueti appsas, viskas labai patogu. Galite ir gulėdami lovoj valdyti. Tai rodo, kiek procentų yra likę. Galite įjungti, išjungti. Kažkurį tai įkišę į rozetę krautą, einant gult, pavyzdžiui, jeigu nenorit, paimat per appsą, išjungiat ir panašiai. Rodo, kiek yra likę laiko dar veikimo. Tai valandas, minutės, žiūrint, ką kraunat. Yra energijos visa statistika. Tai gan patogus appsas su visais nustatymais. Tvarkelė. Toks fotoaparačiukas. O dar prikolas tame, kad aš čia esu prie elektros įvado. Tai pabandysiu pasikrauti. Nukraunasi. Tai gerai, kol nelyja paliksiu. Pažiūrėsim, kiek čia laiko kraus, kaip pasikraus. Tiesa, gal būtų gerai pažiūrėti, per kiek pakraus. Tai dabar yra 5:30. Jau spėjo 2% pakrauti. Tai va, pažiūrėsim iki 6 per pusvalandį, kiek prikraus.
Input tai 600 vatų eina į vidų, žodžiu, kraunasi, viskas gerai. Nu 6. Ką čia prikrovė? Šiam 2%. Buvo 2,9, nu tai va 33% pakrovė Per gerą pusvalandį. Tai jo, taip kaip ir sako. Dar vat pusvalandukas bus 90. Tik vat įdomu, kiek laikys, kai jau aš pats pradėsiu krauti. Turim ir laptopą, ir laivukus, ir atsivežiau specialiai šitam reikalui sumuštinių kepyklę. Tai kepsim karštus sumuštinius. Matysim. Čia jau su tokiu gali ir filmus žiūrėti, gali ir teliką pasijungti, ir ką tik nori realiai. A ne, Arkti, ką tau įjungsim? Tu nieko neturi. Nei telefono neturi, nieko neturi. Koks esi? Iš vis neišmanusis. Ne vieno įrenginio neturi. Po 6 kem 5. Tai per valandą 15, man atrodo, ne? Pilną pakrovė. Nice. Įdomu. Nes man vien laivuko baterijas krauna kokias 8 valandas iki 10 valandų. O šitas vat nuo 3% iki pilno per gerą valandėlę. Beleka. Laido nebereikės. Turiu čia neblogą tokią kuprinytę savo visom kamera gierui. Tai va parodysiu, kad man tikrai reikia elektros, kaip sakant. Čia dronas. Čia viena kamera. Filmuoju su kita kamera. Čia dar viena kamera. Čia yra viena lempa. Čia kita lempa. Čia dar viena lempa yra. Čia yra lempa ant galvos, kurios irgi reikia. Aišku, reikia. Šitas gan dažnai išsikrauna, reikia pakrauti. Šitas gan rečiau. Šitas po 2 parų irgi išsikrauna. Čia papildomos baterijos ir mikrofonai. Tai vat, o šitų nebereikės. Powerbankas vienas, powerbankas kitas. Dar namuose 2 turiu. Tai realiai šitų nebeprireiks. Nu, joks jokais. Bet telefonui berodo 10%. Tai kaip ir laiks pakrauti kamerą. Pirmą irgi beveik iškroviau. Tai tokius mažus įrenginius. Taip, USB-C. Čikšt. Kamera į USB. Čikšt. O. Kamera kraunasi. O telefonas kraunasi. Spartus įkrovimas. Valandą laiko. Ok, kamera ant 5, telefonas ant 10. A few minutes later. Nu va, kamera beveik pilna. Telefonas 7%. 1% suvalgė batarkės. Kaip tik vat atsinešiau kompą. Pasijungiu Basket News. Pasiklausyt podcastuką, kad neišsikrautų. Opa. Tai va, taip ir sėdžiu su savo nauju Blue Yeti. Kamera kraunasi, telefonas kraunasi, kompas kraunasi. Nu pasaka. Koks būna pas mus. Arba mes nemokėjom tiesiog elgtis su tais mikrofonais. Taip, telefonas 100%. Pasižiūrėjau podcastuką praktiškai visą valandėlę laiko. Kamera irgi pakrauta 92%. Tai realiai kažkas apie 7 ar 6% iškrovė. Tai kol kas labai normaliai. Tai šiandien tiek testų, rytoj reikės bandyti krauti laivukus, kepti sumuštinius. Dar kažką krausim, žiūrėsim, kaip laiko. Aparačiukas. The next morning. Įdėjau krauti laivuko bateriją. Viskas puikiai kraunasi, tik tiek, kad jinai pilna. Nieko neišnaudojau. Nu ir bandysim dar pajungti tokį, pasikepti karštų sumuštinių. Ir bandysim su šito aparatu čia viską. O čia vienodi. Bandysim viską čia pasikepti. Vo.
Veikia. Jau kaitina, ne? Kaitina. Nu. A šyla. O, šyla. Nu, sūris išbėgs tikrai, bet... Nu, biškį pabėg, bet bus gardžiai. Nu, veikia kuo puikiausiai aparatas ant to. A few moments later. Lia. Nu, pasaka, kepa, vat, ant elektrytės, aišku. Be jokių problemų. Sulipo. Bum, po tokį sumuštinuką. Žvejyboj. Su bluečiu. Nice. Skanaus valgantiem. Po vieno neužteks tokiems vyrams. Po karpį pagavus, po vieno sumuštinį tik tai. Bet geras, skaniai, labai skaniai. Dirba. Geras aparačiukas tikrai. Nu ką, aparatas išbandytas. Aišku, reikės dar patestuoti ilgiau. Bet visai patenkintas. Krausim kameras, krausim tuos, anuos. Tai sakau, kas norit įsigyti, nuorodą video aprašyme ir panaudokit kodą KD05. Iki.